Bye, amigo. Thank you. Peace and love. Bye. Peace and love, amigo. Išsičekautum ką tik iš Airbnb kambario ir prieš porą dienų į Barceloną atvyko mano labai geras draugas Ugnius. Kaip judėsi, Ugniu? Sloga, karšta. Bet juda. Bet jaučiamės puikiai, taip. Jau porą naktų iki 5 valandų nakties nemegojom, nes turim pilną apie ko pasikalbėti, kadangi abu keliavom virš mėnesio atskirai, visiškai vieni ir patyrėm skirtingas patirtis ir dabar labai mums įdomu pasidalinti vienas su kitu, ką mes patyrėm. Tai miegas neegzistuoja, kai yra įdomus pokalbiai. Taip, Ugniau. Jo, gyvenam siestos ritmu. Siestos ir fiestos. Gavau savo nulusus, Ugnius pučia nosį. Taip atrodo mano pietus, mūsų daiktai. Ir varom dabar į naują vietą, į Airbnb, išsinuomavom dar vieną kambarį ir dabar ten ir lekiam. Vakar šventėm Portugalijos pergalę, tai pasižiūrėkit. Kelionės montažas po 3, 2, 1. BAM! Tai va, jau išsikrovėm visus daiktus ir čia mūsų kambarys. Susitinkam karkliai visi 12 dieną. Savanoriavimas patvirtintas. Arba ne. Einam toliau. Tai žodžiu, vonia ir virtuvė. Ir daugiau niekur neįsiu, nes man jau reikia skubėti. Varau groti gatvę, nes už poros ar 3 dienų jau noriu su laivu išplaukti į Italiją. Ir reikia būtinai užsidirbti pinigų. Ir beje, šiandien bandysim dar spėti nufilmuoti saulėlydį, bet dažniausiai nespėju nufilmuoti saulėlydžių, nors ir noriu jos nufilmuoti, bet šį kartą tikiuosi, kad pavyks. Judu groti. Barcelona yra pilna kūrybiškų žmonių, ir nesuvaržytų žmonių, kurie tiesiog džiaugiasi gyvenimu ir nebijo išreikšti savęs. Lietuvoje žmonės dažniau baiminasi parodyti iš tiesų, kas jie yra, nes jie tikriausiai bijo būti teisiami už tai, kas jie yra. Bet kai jie nebūna savim ir jie bando kažkam įtikti, jie negyvena visiškai tikro gyvenimo. Jie apsimetinėja. O apsimetinėjimas, manau, laimės tikrai neatneša. Štai čia aš dirbu, kol neatvaro policija, nes grojimas gatvėje nėra legalu. Ir jie gali atimti iš manęs instrumentą ir padaryti dar visokių blogų dalykų. Bet aš prisiėmu riziką ir manau, kad man pavyks prasisukti, nes man visada pavyksta prasisukti. Žodžiu, žmogus jau buvo atėjęs prieš mane į mano vietą ir neprasisuksiu taip greitai, kaip galvojau, bet anyway, check him out.
Na va, šitas žmogus jau baigė ir dabar pradėsiu aš groti. Pagrojau ir publika buvo nuostabi šį kartą. Kai publika reaguoja, tai žymiai fainiau groti. Ir labai geras jausmas iš tikrųjų, kai žmonės rezonuoja su muzika. Skaičiuosi pinigus. Super, manau, kad einu tinkama linkme ir kad pavyks jau rytoj turėti užtektinai pinigų, kad nusipirkčiau bilietą į laivą ir tada varysiu į Italiją. Laukiu. O šiaip dabar va turi atvaryti greitai Ugnius ir su jos sustiksim, varysim kažką paveikti. Po Saulėlydį eisim pasižiūrėti rytoj, nes šiandien buvo debesuota ir nebespėjau, kadangi muzikantas kitas buvo prieš mane. Tai va, rytoj bus Saulėlydis, rytoj bus gražu, šiandien irgi yra gražu. What's up? Hola. 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 Pasidėjom su Ugnium, šiek tiek pabendravom apie ateities planus, ką darysim, kai grįšim į Lietuvą. Planai labai exciting, bet kol kas dar nesakysim. Varysim dabar į paplūdimį tiesiog pasidėt, gal rasim kokių įdomių žmonių, tiesiog pasimėgusim gražią jūrą. It's a lonely night. Everybody's happy. Been turning around, looking for a friendly light. What up guys, sėdžiu kompiuteriniai. Atsimenu dar tokią. Vakare jau nuėjau miegoti ir pamiršau nufilmuoti paskutinius žodžius. Vis dėlto nufilmavom Saulėlydį ir jis atrodo fucking amazing. Tai aš su jumis atsisveikinu ir linkiu jums gerų nuotykių ir geros likusios vasaros. Iki pasimatymo. Darysiu vlogus toliau, todėl sekit būtinai. Iki.